Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Labas rytas. Europos Sąjunga visais įmanomais būdais, įvairiais politiniais sprendimais bando vairuotojus priversti persėsti į elektromobilius. Jų gatvėse daugėja, tačiau bendrame kontekste jų skaičius kaip buvo mažas, taip ir liko mažas. Ekspertai sako, kad norint pamatyti tikrą perversmą, lūžį ir tikrai didėjantį elektromobilių skaičių naujų automobilių rinkoje, reikia tokių modelių kaip Kia EV3. Elektromobiliai yra arba brangus, arba tinkami miestui. Ekspertai sako, kad norint pamatyti elektromobilių proveržį naujų automobilių rinkoje, reikia įperkamų, praktiškų ir toli važiuojančių modelių. Tokių, kurie galėtų atstoti vienintelį šeimos automobilį. Tai štai, Kia bandymas šiame segmente. EV3, kurio kaina prasideda nuo mažiau nei 40 000 eurų, jis siūlomas su gana didelėmis 58 arba 81 kWh baterijomis, gausia įranga ir nerėžiančių akies, tačiau įdomiu dizainu, derinančiu nesuderinamus, aštrius kampus ir plaukiančias lenktas linijas. Šis dizainas yra ne tik įdomus, bet ir praktiškas. Kia sako, kad tai yra B segmento elektromobilis, bet žinot ką, pagal erdvę salone ir šį pagal pojūtį jis yra didesnis už juos visus. Ir aš jį lyginčiau su C segmento automobiliais, tarp kurių bagažinė yra vidutiniška, bet gale vietos yra tikrai užtektinai ir pakankamai net ir suaugusiems žmonėms. Be to, Kia siūlo daug komforto ir technologijų. Mūsų bandoma prabangiausia versija gale turi USB įkrovimo lizdus, šildomos sėdynės, o priekyje jos ir vėdinamos. Nauja multimedijos sistema greita, patogi, aiški ir džiugina, kad pagaliau korėjiečiai leido Android Auto ir Apple CarPlay prisijungti bevėlių būdu. Čia yra itin geros raiškos kameros, gražiai skamba muzika, taip pat Kia siūlo ir skaitmeninį raktą. Automobilį galima atrakinti telefonu. Nepaisant technologijų gausos, čia išliko fiziniai mygtukai klimato kontroliai ir muzikai reguliuoti. Visų funkcijų valdymas išties patogus. Kalbant apie medžiagas, Kia nebando apsimesti prabangę, čia dominuoja ne itin kietas, bet pilkas plastikas. Nepaisant to, spalvos ir skirtinga plastiko faktūra sukuria jaukumo viduje. Minusą, tiksliau, nesusipratimą čia radau tik vieną. Kur man pasidėti daiktus. Porankis, pakeliu, čia nieko nėra. Čia yra staliukas, kurį Kia sako, kad jis tinkamas darbui ir, nežinau, dar kam nors dešai pasipjaustyti. Jis štai taip išvažiuoja ir galima turėti staliuką. Bet dėja jis naudingas tik tuo atveju, jeigu stovit, nes jis neturi jokių kraštų ir čia daiktai slidinėja. O kadangi čia yra staliukas ir nėra jokios dėtuvės, tai ir nėra jokios dėtuvės. Čia yra labai daug kelių dėtuvių, bet jos nėra uždengtos ir aš neturiu kur pasidėti savo piniginės, namų raktų ir kitų dalykų. Neturiu jų kur paslėpti, tai va taip ant tokių visiems ir šviečia. Yra vienintelė uždara dėtuvė, tai čia, bet ji nėra itin didelė. Na, mano piniginė tilps, bet daugiau visa kita turės likti atvirai. Ir žinot ką, čia vos ne vienintelis minusas, toks rimtesnis ir didesnis minusas, kurį radau apie šį automobilį. Žinot, važiuoja jis gerai ir apie važiavimą aš nieko blogo negaliu pasakyti. Tai iš tiesų racionaliai tylus, ramus, lengvai valdomas ir gerai prognozuojamas automobilis, viską darantis tiesiog teisingai. Raktelius man atiduodamas pardavėjas nuogąstavo, kad su 19 colių ratais jis yra šiek tiek kietokas. Sakė, kad paprastesnė versija su 17 colių ratlankiais būtų komfortiškesnė, bet man tai neužkliuvo. Pasirodė, kad ir su dideliais ratais automobilis siūlo pakankamai aukštą komforto lygį, bet to nepasišiukšlina posūkiuose. Na ir žinot, jau ateina tas metas, kai kalbant apie paprastus tos kasdienius masinius automobilius, elektromobiliai iš tiesų važiuoja geriau negu vidaus degimo variklius turintys modeliai, kurie dėl įvairių emisijų standartų ir dėl politinių visokių apribojimų yra silpni, paliegę, vangus, nevažiuoja, nesuteikia didelio malonumo. Vienintelis jų pliusas dabar yra tas,
kad degalų bakas užpildomas labai greitai ir jie gali nuvažiuoti vienu tuo baku gana toli. Bet kalbant apie pojūčius, elektromobilis važiuoja visiškai tyliai, švelniai, kai paspaudė akceleratorių, viską turi. Arklio galių skaičius nėra didelis, tik 200, bet jų yra tiek kasdieniam važinėjimui. Na, mažiau patiko tai, kad konkurentai turintys galinius varančiuosius ratus yra geriau subalansuoti. Ši Kia EV3 varoma priekiniais ratais dėl elektros motoro ypatybės atiduoti visą galę akimirksniu išvažiuojant iš posūkio ar vos stipriau paspaudus akceleratorių, prasukinėja ratus, o tai ne itin malonu. O dabar prie labiausiai nustebinusios Kia savybės – tai efektyvumas. Važinėjau tikrai negalvodamas apie ekonomiją, įprastų tempų su šildymu ir visų įmanomų komfortų prie -5 laipsnių temperatūros. Tai yra blogiausiomis sąlygomis elektromobiliui. Energijos sąnaudos siekia vos 22 kWh 100 km. Tai labai geras rodiklis, reiškintis, kad su 78 kWh panaudojamos talpos baterija EV3 net žiemą gali įveikti beveik 350 km viena įkrova. Tai labai geras rodiklis, reiškintis, kad su 78 kWh panaudojamos talpos baterija EV3 net ir žiemą gali įveikti beveik 350 km viena įkrova. Ir įkrovimas prie šalčio neužtruko. Įkrovimo galia siekia tarp 80–100 kW. Labai neblogai. Net įdomu, kaip šis crossoveris gali nustebinti šiltesniu oru. Bazinė versija, turinti 58 kWh bateriją, kainuoja mažiau nei 40 000 eurų. Didelė baterija turinti versija kainuoja nuo 44 000, o pati prabangiausia visą įmanomą įrangą turinti mūsų bandyta versija kainavo 51 000 eurų. Nėra šis automobilis piguolis, bet kaina išties konkurencinga. Taigi, Kia EV3 yra iš tiesų gerą kainos ir kokybės santykį siūlantis elektromobilis. Bet aš būsiu ir toliau tuo žmogumi, kuris sako, kad elektromobiliai yra gerai, bet jie tinka toli gražu ne visiems. Jie yra šiek tiek ribotos transporto priemonės, tad piršti visiems jų nevertėtų. Tačiau Kia EV3 tą žmonių ratą, kuriam gali būti racionalu ir patogu gyventi su elektromobiliu, iš tiesų gali praplėsti.